Labas vakaras, mylimieji kanalo Evangelija be cenzūros žiūrovai. Aš Arvydas Ramūnas ir Rolandas, sveiki brangieji. Dėkojom visiems, kurie prisijungėte prie paskutinės laidos peržiūros. Sveikinam Ir mūsų. tiesiog jungiatės jau daugiau, labiau. Ačiū mūsų kolegoms iš Kauno kanalui Lietuva 10. Kanal 10 Lietuva. Irgi už jūsų laikus, postus, matom, kad stebite, mes irgi džiaugiamės, kad mūsų ratas Ypatinga lietuvių kalba iš Arvydo lūpų. Visada yra kas pataiso ir tai yra saugu. Ir aš šiandien su Rolandu jūs kviečiu būti, kad mes turėtume tą skepticizmo jausmą bet kokiam galbūt iškeltam savo nuomonėj, kuri galbūt šiandien yra kaip vėliava. Matote, kas darosi pasaulyje, visi pasidalinę į dvi pusės ir visi sako, kad mes teisūs iš vienos ir iš kitos pusės ir tą vadinamą agresiją. Aš kviečiu šiek tiek nusiraminti ir pasižiūrėti, kaip raštas mus moko, kad mes turime dalinį pažinimą ir nesiverškime su savo tiesa buksuoti ir įrodyti kažkam tai. Aišku, mes su Rolandu bandom įrodyti savo tiesą, tą, kuri mus galbūt žavi, veža ir mes dalinamės ir dėkojam už kritiką. Aš galėčiau tau iš karto oponuoti, mes nieko nenorime įrodyti, mes tiesiog daliname savo mintimis, savo pamastymais. Mes norime galbūt tik tai parodyti, kad galima mąstyti plačiau, drąsiau, kaip mes ir sakome, mes turime įsitikinimą, kad Kristuje Jėzuje visa žmonija ir išgelbėta, kaip per vieną žmogų atėjo mirtis ir teismas, tai per vieną žmogų Jėzų Kristų atėjo išgelbėjimas ir teisumas visiems žmonėms. O kad mes susilaukėme ir komentarų, ir galbūt ne visai, sakykime, mum primtinų, ir tai yra gerai, ir žmonės reiškia žiūri, žmonės reiškia masto, žmonės išreiškia tokiu būdu savo nuomonę. Ar ji yra korektiška, ar ji yra priimtina, ar ji yra, sakykime, kažkokia kitaip, čia jau yra kiekvienam individualiai vertinti, bet ačiū už kiekvieną nuomonę. Mūsų tikslas yra nukreipti jūs ir pagalvoti truputį kitaip ir įjungti Dievo duotus organus, tai yra smegenis ir Kristaus suteiktą protą, ir pradėti analizuoti iš toliau, kaip tu gerai ir sakai, atsitraukiant truputį nuo to nerimo, truputį plačiau pažiūrint visą visumą, paimant ir tą informaciją, ir jas sugretinus, galima pasidaryti ir kažkokią ir asmeninę išvadą. To labiau, Rolandai, kad jau po visų tų įvykių dažniausiai informacija teisinga arba ta tikroji, jinai vėluoja ir ateina iš tikrųjų paneigimai apkalboms arba neteisingai informacijai. Taigi šiandien kviečiame... Kaip sako Jėzus, medį pažinsite iš vaisių. Ir ten, kur ateina šviesa, tamsa traukiasi. O kad tamsa pasitrauktų iš mūsų galvų arba supratimų, kurie yra... Mūsų gyvenimo. Kurie yra įsistabarėję ir mes visą laiką, Rolandai, sakome, kad ir mums patiems teko išsivaduoti iš tamsos. Ne tik, kad teko, mums netgi tenka ir mes vaduojamės. Aš tikrai neapeliuoju save į tą. Netgi 10 minučių atgal mes vaduojamės vis dar esame procese ir šitame procese mes liksime ir šiandien, ir visą amžinybę. Nes amžinasis gyvenimas, dar kartą pasikartosim, iš Evangelijos pagal Joną, 17 skyriaus, turbūt antra eilutė, jeigu neklystu, amžinasis gyvenimas yra pažinti jį, vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį sūnų Jėzų Kristų. Tai yra amžinas procesas. Super, Rolandai, mes kviečiam kartu su tavo to raginimu į procesą ir pasižiūrėti, kurgi mes dar buksuojam, kurgi dar galima atrasti būtent šių dienos įvykių, ne tik tai pasaulinių, bet ir mūsų nūdienos. Mes krikščionys tik tai bijom pasakyti, kad turime visus atsakymus. Anaiptol mes neturime daugelį atsakymų į elementarius
rašto vietas arba kada renkamės į susirinkimus, mes liktai sutinkame, bet čia toj pačioj vietoje mes galime atrasti ir prieštaravimų, kada rašto vieta tiesiog praplaukė ir prabloškė. Prabloškė jau negerai, bet jeigu praplaukė, tai gerai. Ne, kuriai reikia... Ir čia, supranti, tas tavo pasakymas labai įdomus yra, jis vėl yra kontroversiškas. Mes neturime, bet iš tikrųjų mes ir to pačiu turime visus atsakymus savyje. Taip. Kodėl? Dėl, kad sako, jūs turite Kristaus protą ir šventąją dvasią, arba Kristus šventąja dvasia yra jumise ir kiekviename iš mūsų. Tai pabandykime įvažiuoti su mūsų... Tai mums reikia tiesiog išlaisvinti, gebėti atrasti, nes sako, nereikia, kad kas jūs mokintų, pati dvasia esant jumise, išmokins ir nukreips jūs. Čia yra siekiamybė, iš tikrųjų galima padiskutuoti, Rolandai, ir parašiau tokią rašto vietą, kuri galbūt ir jums yra jau skaityta, bet jinai užduoda klausimų būtent šitame, paimkime, konflikte, kuris yra dabar virtęs jau, kaip matau, nebe sionistinis, o netgi antisemitizmo apraiškom. Taigi, Romiečiams 11 skyrius, 11 eilutė kalba. Tada aš klausiu ir aš, Rolandai, tavęs ir mūsų žiūrovų, negi izraelitai taip suklupo, kad pargriūtų. Jokių būdų. Tik per jų suklupimą pagonim atėjo išgelbėjimas, kad juos paimtų pavydas. Apie kokį pavydą dabar galima šnekėti šitų įvykių galbūt fone? Bažnyčia meldžiasi už Izraelį, vieni eina į protestus prieš, kad jie žiauriai elgesi. Koksgi šitam laikė dar gali būti jiems, ar su jais dar kažkas tai kaip, neužbaigta, nes aš noriu visus pakviesti atkreipti į vieną kūrinį, kuris buvo nutapytas Benvenuto Tisi, toks italų dailininkas, pavadino Garofalo, žymus kūrinys 1528 metų ir jame pavaizduotas būtent ekrane, aš manau, kad jūs matysite. Matysite jo. Būtent šių laikų, galbūt ir tas priešpriešos ir tas naratyvas, kaip mes žiūrime į Izraelį. Jau tada viduramžį su Izraeliu buvo baigta, su sinagoga šitam kūriny rodoma, kad yra baigėsi jo era, epocha, žydai palaidoti ir čia iškyla šitam kūrinyje kaip bažnyčios, kaip visuotinio tokio, galvos, kurį atlieka Eucharistiją, o jau Seno testamento ir žydų jų laikas praėjo. Ir romiečiai, šitas laiškas, jisai kaip tik apeliuoja, kad lygtai dar su jais yra nepabaigta. Viduramžiais lygtai jau Vatikanas pagal užsakymą šitam kūriniui dedikavo, viskas, žydai praėjo. Mes kaip žiūrime šiandien į tą... Čia gali žiūrėti bele kaip iš tikrųjų, nes ką reiškia, kad pargriūtų, sukluptų. Ir jeigu mes žiūrim per Senojo testamento prizmę, ar ne? O daugelis ir žiūri tai? Dievas yra pavydus, Dievas žudantis ir iki 4 kartos. Žodžiu, kažkoks genocidinės apraiškos Dievas. Jeigu žiūrėti per tą prizmę, jo, baisu darosi iš tikrųjų. Bet jeigu žiūrėti per Naujojo testamento, ir mes jau kalbėjom kažkurioje laidoje, kad juridiškai 2 testamentai negali galioti. Ir lygiai taip pat aš manau, kad, kadangi mes turime proto visi, tai mes suprantam, kad gyvename Naujojo testamento laikais ir mums galioja Naujasis testamentas, ar ne? O ką kalba Naujasis testamentas, turbūt reikėtų pažiūrėti. Taip, galima čia filosofuoti per jų suklupimą. Taip, Paulius rašo gražiai. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad Kristui būnant gyvam ir po nukryžiavimo dar 40 beveik metų ten vyko įnirtingos kovos, ten antikristų tiek buvo, ar ne, arba Kristų, sako, tiek Kristų,
tiek Kristų apsireiškia, kad tai yra Kristus atėję per tus 40 metų, nėra buvę ir nebus turbūt, nes aš dabar nesu girdėjęs. Vienoje laidoje mes girdėjome, ne, kad žydai ten filmavo, mes turėjome tokį roliką, kad atėjo, ne, Mesijas. Bet išsilavinusi, sakykime, vakariniai daly, arba europiniai, arba visam pasauliu, išskyrus galbūt tos žydus paimti, kurie jau būtai sulaukė ir išventino. Keistai skambėtų, jeigu dabar sakytų, aš pasakyčiau, aš Kristus. Tai jau dabar jūs jau, tu turbūt sakytum, gal tu galvą įsiplauko, arba ten gal tau reikia nuvežti pas gydytoją tave. Arba kitas pasakytų, jeigu Ramūnas pasakytų, gal dar priimčiau. Bet, pagauni kampą, kad mes truputį keistai, mąstom apie tai, mes paimam, pritempinėjam tuos laikus ir atitempiam po 2000 metų pas save ir sakom, štai taip turi įvykti. Bet tam, kad išblaiškyti visus šitus, galima taip, ten įvyko, ten buvo tų dalykų, Paulius įvardino, kad, taip jums, pagonis priims Kristų, ar ne? Kad visi žiūrovai suprastų, kodėl mes šitą rašto vietą akcentavome, kad šita rašto vieta šiandien yra iškelta kaip į disputą, nes čia rodoma, kad tiek Ukrainai, tiek Izraeliui už jų tas kaltės ir nuodėmės, už jų visą tą atmetimą, jiems ateina dabar tie Dievo teismai. Dėl to, kad mes Dievo teismo matome per Senojo testamento prizmę, kur mes matom, kad Dievas vis baudžia, žudo ir visą kitą. Nors mes jau nekartą sakėm, kad Dievas yra šviesa. Jonas sako, Dievas yra meilė. Meilė, nėra žudinių smurto. Užduokime savo paprastus klausimus. Toliau mes skaitome laiškuose, kad Dievas ateis teisti ir visiems bus atidengta ir visiems duos gerą. Kas kaip supranta žodį gerą, ar ne? Jeigu tau žudynės arba tave nužudys ar kaimyną, geriau, kad kaimyną, ne, negu tave. Tai čia yra gera kaimynui. Tau kaip ir nelabai būtų gera, jeigu tave kankintų, žudytų. Bet Dievas sako, visiems duos gerą. Kodėl gerą? Nes jame nėra jokio blogio. Jis yra meilė, jis yra šviesa. Meilė nėra smurto. Grįšiu vėl iš tos, įjunkime galų gale tą savo smegeninę, kur ten tikrai yra kažką atrasim. Meilė nėra smurto. Kaip aš sakau, su vienu kalbėjau irgi broliu, ar tau reikia įstatymo nežudyk žmonos, arba nežudyk savo vaiko? Instrukcijos, tau reikia tokios? Tau reikia? Man nereikia. Ar kažkokiam antžmogiui čia turbūt reikia, nežudyk tu savo vaikų žmonos, iš meilės, tau reikia instrukcijos. Kas yra meilė? Tu nežudai, nes normalus esi. Tai tokie dalykai kartais, logikai nesusideda. Bet aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad šitai yra tęstinis procesas. Taip, Dievas dirba ir su žydais, ir su lietuviais, ir su ukrainiečiais, ir su amerikonais, su visom tautom Dievas dirba. Kodėl? Nes sako, dangaus karalystė yra kaip raugas. Ir jinai plečiasi. Jinai plečiasi tiek, kiek krikščionis atnaujinę savo protą ir supratimą, įjungia supratimą, iš tiesų puoselė dangaus karalystės principus savo gyvenime. Ir mes, kad toli nebėgti, jeigu kalbam apie žydus, mes turbūt galim, kadangi esam Naujam testamente, kuris yra teisiškai galiojantis, mes turėtume turbūt pažiūrėti laišką žydams ir paskaityti, kas čiagi įvyko ir kas vyksta. Ir 9 skyrius aš ir esu atsivertęs. Ir nuo 11 eilutės galime paskaityti. Bet Kristus atėjęs kaip būsimųjų gerybių vyriausiasis kunigas pro aukštesnę ir tobulesnę palapinę, ne rankų darbo, tai yra ne šios kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savuoju krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į šventų švenčiausiąją ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir ten toliau rašo, jeigu jaučių ir žuvų kraujas, ir ten visi kiti dalykai. Tai nepalyginami labiau. Taigi, ką mes matome, kad nebus nieko kito daugiau, ką mes čia galim prisigalvoti. Jis visą tai atliko, o dabar ir yra užduotis krikščionių arba tikinčių žmonių Kristuje užduotis atnešti šitą gerąją naujieną,
kad viskas yra įvykę, Dievas susitaikė su tavimi, tau tai reikia tuo patikėti ir šitas tikėjimas mums reikalingas, kuris susijungtų su Kristaus tikėjimu ir jo dvasia ir kažką pradėtų keisti mūsų asmenyje. Čia nieko kito nebus. Čia jokių išrinktųjų, mes praeitoje laidoje ir kada kalbėjom, kad viskas Kristuje nebėra nei žydo, nei graiko, aišku, kai nei laisvo, nei vergo. Yra naujas kūrinys. Iš žiūrovų, kurie galbūt uoliai skaito Bibliją ir tyrinėjo ir ilgą laiką turėjo tokią susiformavusią nuomonę, kad žydai tai išrinktoji tauta. Žiūri į knygą, mato, sakydavo, ne. Išrinktoji tauta, per kurią dar įvyks daugelį dalykų ir tam patvirtinimas yra iškeliamos rašto vietos, tokia kaip Joelio 3.2, kurioje galbūt susipina rašto vieta su šiais įvykiais, kad surinks visas Joelio, aš esu pasiruošęs. Tai reiškia dabar jau pykdo tautas, kad reiškia sukelti pavydą, nes aš esu pavydus. Paklausyk, yra Joelio 3, 2 eilutė. Aš surinksiu visas tautas ir atvesiu jas į Jozapato slėnį, ten juos teisiu dėl mano tautos ir mano paveldo Izraelio, kurį jos buvo išsklaidžiusios ir pasidalinusios mano žemė. Šitą rašto vietą nebereikalo pasiėmiau, nes klausiausi gan įžymaus pamokslinio, kurie šitų dienų įvykiuose su Izraeliu, jie kelia šitas Seno testamento vietas ir iškelia mums kaip klausytojams, kaip stebėtojams, kurie galbūt domisi ir pasaulinę tą pamokslavimo eigą. Tai šiandien šitą rašto vietą jinai parodo, jūs norite Izraelį nuginkluoti, jūs norite mano Dievo tautų išrinktoje. Tai aš ir miniu, kad šitos rašto vietos tiek Seno, tiek Naujojo testamento, kurios liktai mus priveda prie to, kad dar su žydais kažkas turi įvykti, dar jie vis dėlto laukia, Rolandai, ateimo Mešiacho ir tie visi įvykiai, kurie dabar tiek politikoje, tiek krikščioniškam pasaulyje padarė tokią galbūt informacinį tokį srautą, kur galbūt sunku netgi atskirti ir mes tada sėdamės vienas su kitu bendraujam, dalinomės kažkokiais tai postais, bet visą laiką sakome, kas mus gali nuraminti, kas šiandieną gali mums ramiai atsakyti į šitą nūdieną, kada visas tiek krikščioniškas, tiek pasaulio informacinės priemonės. Tai čia neišvengiama pabaiga, laikų pabaiga. Tarkim, Mato 24, tai yra dabar topas minimas rašto vieta, eilutė nuo 301, kuri dabar paimta, kad vis dėlto žiūrėkite ir lygtai argumentai Rolandai tokie gan ir man buvo, jie stiprus, kad Izraelis sukūrė savo valstybę ir tą Mato 24-31 kalba, kad čia ta karta paskutinė ir šiandien tai yra tiesiog drebinamas bažnyčios auditorijos šita žinia, kad viskas, čia laikų pabaiga. Nors tos pranašystės apie ateimą jau pagal kartą ir 93 metų, 97 ir 2000 metų jau ateimas ir mes lygtai nematome ir mes lygtai nusivilim. Ir kaip mums visiems tie, kurie galbūt gyvai tą visą stebė, mes juk irgi su tam ir pergyvenam ir žiūrim, bet kažkaip tai mes turime atrasti, mylimieji, visi tą atsakymą, kad kame tada yra atsakymas. Aš galvoju, pirmiausiai turbūt reikėtų identifikuoti, kurios kartos mes atstovai esame, nes per 2000 metų nepraeis šitą kartą. Tai toks įspūdis, kad... po 48 metų Izraelio įsikūrimo. Gerai, bet ta prasme, bet ir šita karta, ten pasakyta apie Matą, aš grįžtu, kad ten parašyta buvo Evangelija, nepraeis šita karta, tai man loginis klausimas yra, kiek ta karta tęsis, kada, o gal čia net ne mūsų kartoj, kodėl tu galvoji, kodėl jūs galvojat, kad šitoj kartoj, jeigu ta karta 2000 metų, kodėl jūs galvojat, gal atsipalaiduokit, praeis nešta, kodėl, aš taip teigiu drąsiai, su tokiu švelniu sarkazmu. Mes neikime toli, paimkime praeitą 1000-metį arba 100-metį, ar ne, ir pažiūrėkime pirmą pasaulinį karą, milijonai, 10 milijonų žmonių žūsta, jūs galvojat, kad jie negalvoja, kad tai yra ta karta,
kuri nepraėjo ir jau apokaliptikos galvojat, kad ten nebuvo. Buvo, net neabejoju. Nu gerai, praėjo šitą kartą kažkaip pranešė, bet buvo kančių. Atėjo antras pasaulinis karas. Ten iš viso buvo. Ką galvojat, kad čia jau ir žydai tame jau dalyvavo genocide, jau iš vis buvo jau visiškas genocidas iš Tai jūs galvojat, kad ten nebuvo apokaliptika? Kuris dabar baisesnis karas? Buvo tada, bet dabar jau šita karta. Kodėl jūs galvojat, kad šita? Aš tada sakyčiau, gal bus dar kita karta, praeis taip pro mane ir bus dar kas nors baisiau, sakys, ten ta karta. Ir jeigu mes taip žingsniuosime, skaitydami raštą, tai mes galime ir tampyti. Senas testamentas galioja, naujas irgi galioja. Kaip aš tau ir sakiau, palaukit, jeigu įstatymą Seimas priėmė, ir dėl pensinio amžiaus, sakykime, pakeitė, dabar prailgino, tai mano klausimas, kuris dabar įstatymas galioja? Ar abu? Testamentą žmogus parašė, kai kalbėjau, jisai pataisė, pakeitė, pakoregavo testamentą, paliko naują testamentą. Klausimas mano dabar retorinis. Keli testamentai galioja? Logiškai, teisiškai. Turbūt atsakysit vienas. Du dabar galioja. Tai čia tau, aš nesistebiu, kad tau du galioja. Bet ir daugeliui krikščionių arba tikinčių žmonių kažkodėl du testamentai galioja. Du įstatymai galioja. Vienas senasis įstatymas su 613 postatyminio aktų ir kitas naujasis, kurį Jėzus apreiškė ir pasakė, nors visi dar bando pritempti, jisai duoda mums jėgos įgyvendinti šitą. Nors aiškiai pasakyta pas Paulius, kad įstatymo, ta nuodėmės jėga yra tas įstatymas jūsų, kuris nieko nepadarė tobulo ir netgi sako, jūs ir patys kraunate šitas naštas įstatymą, o jų net neįvykdote, Paulius. Čia yra daug dalykų. Rolandai, čia pridurint, aš prisiminiau ankstyvoji mūsų tikėjimo laikais, kada mes dar buvom jauni, juk visur skambėjo seno vyno į naujus vynmaišius nieks nepila. Bet nieks negalvoja apie tai. Ir apie tai net nebuvo suma, bet juk apie tai ir kalba jisai, kad negalima jums su šitu viso savo paveldu ateiti ir vėl pritaikyti jo. Mes kažkaip tai labai drąsiai jį taikome, mums patinka, aš ne prieš Seną testamentą. Aš absoliučiai ne prieš. Jis kaip kontekste istorinės, kaip metaforų arba kaip kūrinys, jisai mums praturtina, jisai parodo mums tą panoramą, mes negalime be jo. Daugelis pasakys, kad jie prieš Seną testamentą. Ne. Mes esame... Mes džiaugiamės, kad jame nedalyvavome, kad nebuvau toj kartoje, ačiū Dievui. Ir kad mums neteko kaip žydams pildyti šitą įstatymą. Tai dabar aš kažkaip galvoju, kaip čia dabar žmonėm paaiškinti, vis dėlto, kad Senas testamentas, ir jeigu mes atidžiai skaitome, o kaip supratau iš Arvydo, jūs atidžiai skaitote ir labai daug skaitote, jisai atliko savo misiją. Bet mes norime iš Seno testamento kai kurias vietas ištraukti ir tų pranašystų dar nunešti į kažkur. Kurios dar įvyks. Kurios jau įvyko, bet mes norime, kad dar įvyktų. Dabar pasakysiu rašto vietą, kuri turbūt turėtų labai aiškiau parodyti mums visiems, kad Senasis testamentas, visos pranašystės ir Danieliaus knyga, ir visi kiti, ir to pačiu tavo minėtų pranašų Joelio ir Isaijo ir Ezekilio, jie visi kalbėjo apie Kristų. Tačiau uolūs įstatymo mokytojai ir fariziejai, aš dabar galvoju, reikia atsiversti Jono Evangeliją. Vis tiek reikia atsiversti, reikia pacituoti Jono Evangeliją. Arba Evangelija pagal Joną. Jinai tikrai mano viena iš tokių mėgstamiausių. Tarp kitko mėgstu ir mato, kadangi dabar skaitau labai aiškiai ir žinau, kas tie paskutiniai pagal jį laikai buvo toje kartoje, tai mes galėsim dar trumpai užsiminti. Dabar žiūrėkite, kaip įdomiai. Jėzus su fariziejais ten susitikęs, ginčijasi ir aiškinasi ir jis sako, aš neieškau žmonių liudimų, atstokit jūs nuo manęs iš tikrųjų ir darbai, kuriuos aš darau, jie liudija apie mane. Jėzus žudė, Jėzus ligas, raupsus dalino. Normaliai, tai reikia 4 kartos, kad mažai nepasirodytų. Nes jisai atspindi tėvo. Ką tėvas sako daro, tą ir aš darau, ne?
Jo. Tik tai kažkaip jisai visą šitą norėdamas padaryti, jam nepavyko. Jisai gydė, laimino, lietė raupsuotį išgydydavo ir visą kitą. Ir jisai sako, žiūrėkite, mėly rašto tyrinėtojai, Jėzus sako, 39 eilutė, jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžinąjį gyvenimą. O raštai, tai jis kalba ne apie Naują Testamentą. Jis kalba apie raštus, kurie jau tyrinėjami Mozės penkiaknygė. O šitie raštai kalba, liudija apie mane. Tai reiškia, ne apie pasaulio pabaigą, bet apie mane liudija. Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. O radikalai rabinai į tavo šitą rašto vietą pasako ne apie Jėzų, o apie Izraelį. Ir čia vėlgi yra kalambūras, jie mato... Mes suprantam, iš kur Kristus kilo, tai jie gali kaip nori sakyti. Aš tik tai vieną noriu, kad mes visada užduotume tos tinkamus klausimus, kad galėtume kažkaip tai save pastatyti į sveikus rėmus. Ir tada daug dalykų atkrinta. Ir jeigu labai trumpai apie tą mato ir kur ten visos tas bėdos suvardintos, aš labai prašau jūsų paskaitykite knygą Jonatano Veltono, ten yra Paliktieji, bet anglų kalba jinai yra labiau, man atrodo, ta knyga, rusiškai yra ir YouTube yra išversta, galima įgarsinta paklausyti. Ir ten aiškiai istorija sudėliota, 70-ųjų metų idėjos karas. Viskas žodis beveik žodin, kas buvo Jėzaus pasakyta, įvyko būtent šitame laikmetyje ir visas tai buvo amžių pabaiga, ten ir baigėsi. Senojo amžiaus pabaiga ir vyko. Tu kvieti, bet aš kviečiu jūs visus irgi domėtis, žiūrėti ne tik tai tą vieną knygą, bet domėtis istoriją, pasižiūrėti, ką rašė žymus filosofai ir visai ne 15-16 amžiaus apie tos įvykius ir daugelį doktrinų jau buvo išspręstos. Kada tai įvyko, mes iš tikrųjų galbūt dabar tik tai pradedam praregėti arba matyti šitoj šviesoje šitų galbūt dėja negražių įvykių, kas vyksta, tą panoramą ir Dievo žodis kaip niekad iš tikrųjų yra toks šviesus, toks suprantamas. Iš tikrųjų, man dabar mintis ateis ir iš tikrųjų yra, kaip Petras sako, kaip dviašmenis kalavijas, atskiria grūdus nuo pelų, tai yra brūda, kuris čia sumaltas ir atskleidžia šviesą ir tiesą, kurie ateina per Kristų. Ir laidai baigiantis norėčiau vėlgi kviesti į tą vadinamą užbaigimą žodį ir panaudoti įžymių žmonių išsakytas mintis. Būtent Imanuilas Kantas, visai artimas čia mūsų kraštui žmogus, filosofas, rašytojas, jisai pasakė, išmintingas gali keisti nuomonę, kvailys niekada. Aš kviečiu jūs keisti savo nusistovėjusią... Čerčilis yra pacitavęs arba taip pat panašiai išsakęs. Keisti šitą nusistovėjusią nuomonę į bet kokius įvykius. Net jeigu jūs labai karštai gynėte savo nuomonę vienokiu ar kitokiu požiūriu, aš manau, kad laikas jis laik parodo ir kitą pusę. O mes laik kviečiame su Rolandu įjungti blaivų protą, kritinį mąstymą ir šventosios dvasios dėka viskas mums yra apreikšta. Netgi šitokie sunkus įvykiai, kuriuose mes galbūt jos stebim ir gyvenam juose, jie vis dėlto parodo, kad tamsa tamsėja, bet šviesa yra labiau plečianti tas aplinkybės ir mes matome vis geriau ir geriau. Rolandai? Iš tikrųjų, tai temos jos nėra tokios labai paprastos, ypač kai liečiama į Izraelį, pačią tautą. Bet aš norėčiau, iš tiesų, kad mes įsitvirtintume, ir atskirtume teisinius netgi naratyvus, kad, du testamentai vienu metu negalioja. Netgi tam reikia jo. Ir jeigu mes pastatysime jau šitą vieną pamatą, jau bus gerai. Bet dar vieną pamatą aš norėčiau, kad įsitvirtintumėte arba apmąstytumėte apie tai, kada įsigalioja Naujasis testamentas. Nes jeigu mums testamentas įsigalioja su Mato 1 skyrių 1 eilute, bus vėl šizofrenija, tai bus tikrai dvigubos standartai, nes Jėzus
iki mirties jisai sakė, kas mane išsižadės Dievo ir žmonių akivaizdoje ir aš to išsižadėsiu, ką mūsų ekstravagantiškasis Petras tai padarė 3 kartus ir kažkodėl tais Jėzus sugebėjo pamiršti po prisikėlimo, nors tada kažkaip tai žodžio nesilaiko, ar ne, vėlgi reikėtų įsijungti į mąstymą, kas įvyko, o mes sakom, kad Naujasis testamentas arba Naujojo testamento era prasidėjo po Kristaus mirties ir prisikėlimo arba prikėlimo mūsų išteisinimui. Ir čia po šito, kai Kristus prisikėlė, Paulius sako, kad mes jau nebepažįstame netgi Kristaus pagal kūną, kai jisai buvo atėjęs į savo tautą, sako, štai už šitą tautą ir kalbu jiems pagal įstatymą ir sutirštindamas, kaip pasakyti, įstatymo naratyvus, aš prašau įsitvirtinti arba bent jau apgalvoti, ar gali 2 testamentai vienu metu galioti ir kada prasidėjo šitas Naujasis testamentas. Ačiū, kad buvot kantrus, kad buvot su mumis ir laukime jūs kitoje mūsų laidoje. Sudie brangieji, iki susimatymo. Sudie brangieji, gražaus jums palaiminto savaitgalio.